Žiemos skaitiniai, saulėgrįžos belaukiant. Labas, žmogelė. Prabėgo keli metai, bet jie panašus į vieną trumpą popietę. Gera vėl su tavimi sveikintis tamsiausių metų laiku ir skaityti 24 vakarus tau, belaukiant šviesos. O savo saulėgrįžos skaitinius šiandieną pradėkime nuo labai nerimtų pasakų, bet labai tinkančių gruodžio 1 dienai, o vėliau ir gruodžio 2 dienai. Jie sukūrė rašytojas Tony Wolf. Visą pasakų rinktinę, kurios taip ir vadinasi Miško pasakos. 2012 metais šią knygą į lietuvių kalbą išleido leidykla Alma ir Litera, o iš italų kalbos vertė Algimantas Gudaitis. Pirmoji šio vakaro pasaka vadinasi SOS ant sniego. Arba kitaip SOS ant sniego. Klausai? Tai pradėkim. Žiema jau čia pat. Dangumi plaukia pilki debesis, pučia ledinis vėjas. Ne šiandien, tai rytoj iškris pirmasis sniegas, sako vienas miško nykštukas. Tačiau nykštukų grupelė, kuriai pavesta pririnkti kadagių uogų, vis tiek nori eiti į girią. Būkite atsargus, šalta, gali snigti. Nesnigs, prieštarauja grupės vadovas nykštukas vardu Narcizas. Kas, o aš gerai žinau, nes prie sniegą man ima gelti dešinę pėdą. O šiandien mano pėda jaučiasi kuo puikiausiai. Kaip sau norit, bet kadagynas labai toli. Nieko baisaus, mes įsidėjom daug valgyti. Ir 4 nykštukų būrelis leidžiasi į kelią. Eina jie dieną, eina kitą, vis gilyn ir gilyn į mišką, kol galų gale jau vakarėjant pasiekia vietą, kur auga kadagiai. O tu žinai, kas yra kadagiai? Kadagiai tai tokie mažais spygliukais apaugę krūmeliai, ant kurių tikrai auga puikios uogos ir kadagys labai reikalingas. Jisai gali net saugoti namus, saugoti kiemus ir šiaip jis turi daug naudingų sveikatai savybių. Tai nykštukai ne šiaip sau rabazdinosi per girią, bet jie norėjo prisirinkti tų labai svarbių ir maistingų ir sveikatai naudingų kadagių uogų. Pastatykim lūšnelę ir rytoj pradėsim rinkti uogas, nutarė jie. Kaip tarė, taip ir padarė. Pasistato lūšnelę ir nuvargę beregint užmiega. Tačiau naktį Narcizas visus pažadina. Mat jam ima baisiai gelti dešinę pėdą. Susirūpinęs iškiša laukan galvą. Stebuklas! Naktis, bet šviesu kaip diena. Iš dangaus lėtai krinta snaigės. Prisnigta jau per visą delną. Kaip dabar grįšim namo, rytą susirūpina nykštukai, dairydamiesi aplinkui. Girioje, kur pažvelgsi, balta net akis raibsta. Sniegas užkloja visus takelius. Blogai ir maistas baigėsi. Nenukabinkim nosies ir einam rinkti kadagių. Paskui nuspręsim, ką daryti. Pasakė Narcizas. Ir nykštukai puolė rinkti uogų. Tačiau Narcizui ir vėl pradėjo gelti pėdą. Ir tikrai vėl užėjo sniegas. Šį kartą toks tirštas, toks sunkus, kad rodos ant miško nusileido milžiniška balta paklodė. Prabėgo 2 dienos, maisto atsargos baigėsi. Tai nelaimė.
susirūpinimas virsta baime. Nenusiminkit, tuoj mūsų pasigės ir puls ieškoti, ramina nelaimės draugus narcizas. Aha, įdomu, kaip mus suras, iš kur sužinos, kad mes čia. Ir tuo metu, ar girdit, kažkas skrenda mūsų link, valio! Iš tikrųjų, viršuje pasigirdo sparnų plazdėjimas. Nykštukai išlenda iš lusnelės, apsidairo ir mato. Padangėje jų ieškodamas suka ratus sakalas. Tik jis labai aukštai, todėl nykštukų mažiukų nemato ir negirdi. Ei, sakale, sakalėli, mes čia, grįžk atgal, mes čia, šaukia jie. Tačiau sakalui nemotais. Apsukęs porą ratų, jis nulekia tolyn. Nykštukai baisiai nusimena. Tik vienas narcizas narsiai laikosi. Sugalvojau, net pašoka jis, pelekrūmio uogos. Pelekrūmio uogos? Taip, raudonos uogos. Čia jų 9 galybės. Eime pamatysit. Eidamas narcizas draugams paaiškina, ką sumanęs. Ir po poros valandų ant balto sniego raudonomis uogomis jau išdėlioti ženklai. S, O, S. Tai reiškia, mūsų ištiko nelaimė, gelbėkit. Ir iš tiesų, jiems neilgai teko laukti. Kitą dieną, vėl skrisdamas virš girios, sakalas pamatė šį signalą ir nusileidžia žemyn, o jam ant sprando sėdi nykštukas. Viskas gerai, nustačiau jūsų vietą, sušunka jis, mosuodamas rankomis. Nusiraminkit, greit atsiųsim gelbėtojus ir apsukęs ratą vėl pasuko atgal. Po keleto valandų poros elniukų traukiamas išvažiuoja rogutės su medumi, riešutais, juoda duona ir buteliuku aviečių sulčių pilveliams sušildyti. Visa tai iš Dobilėlio keturlapio firmos, kurios pareiga rūpintis nykštukais, kai juos ištinka nelaimė. Įtariu, kad tie nelaimingi atsitikimai tik priežastis išgerti daugiau aviečių sulčių, pagalvojo nykštukas su elniukais važiuodamas gelbėti nelaimėlių. Tokia tad šįvakar trumputė pirmoji pasaka. O kaip miško nykštukams sekasi, išgirsim jau rytoj, gruodžio 2 dieną. Miegok ramiai, saldžių sapnų ir rytoj susiklausom, susigirdim. Labos.